Kodėl taip, kodėl mechanizmas toks, kad kodėl tai įvyksta, kodėl vieni žmonės susiderina, kiti nesusiderina. Yra tam tikri faktoriai. Kiekvienas iš mūsų ateina iš savo tinklo, iš kažkokio aplinkybių, iš savo gyvenimo, iš šeimos, iš savo darbo, iš savo draugų rato, iš savo pomėgių kažkokio tinklo. Ir jeigu jis rezonuoja iš karto, tai reiškia tai, kas čia vyksta, viskam, kas išoriai padeda ir vykdytis. Taip? Jis gauna tos energijos, kuri jam reikia. Tai tada viskas aišku, jis lanko ir jam gera čia, jis važiuoja ten ir jam gera ten, jam ten sekasi. O jeigu jam reikia persiderinti, tai tada jis grįžta į vieną pasaulį, į tą pasaulį ir jis jau tam pasauliui, kaip užsiderinęs, jis jau ten nerezonuoja, jam jau nebepatinka tai, kas patikdavo anksčiau. Jam jau tie žmonės, kurie buvo jam artimi, mieli, jau kažkaip žiūri į juos, kažkokie jie, netokie, kažkaip, kokio norėtųsi, tarkim, taip. Kažkokie veiksmai įprasti, kažkaip jau nesidaro, taip, nemalonu. Sėda jis ten su draugais degtinės išgerti, o jam kažkaip, nesinori, nežinau kodėl, kitaip suderinta eterinis kūnas, maitinasi jau ne etilenu, o maitinasi jau gyvybinė energija, tiesiog iš aikštelės nereikia į save pilti kažkokius lengvus angliavandenis, kad energijos gauti. Ir jis jau ir taip pripildytas, kam jam tos degtinės gerti. Ir nesigeria. Tada tas pasaulis pradeda tą žmogų vėlgi pagal save stengiasi perdėrinti, kaip taip, čia mes visi geriam, o tu čia sėdi, kad tu geresnis už mus. Pradeda savo spaudimą daryti, gali tas stygas atgal. Jo, tikrai. Ką aš čia balta varna, ką aš čia draugaigi. Jis paima ir vėl ten pasijungia. Praėjo mėnuo, pusantros, jis vėl grįžo į tas senas vėžis. Sėda. Tada vėl į seminarą atvažiuoja, vėl sako, kuo man čia tai buvo gera, nesuprantu, nesąmonės kažkokios čia vyksta. Antrą dieną vėl jam, ko man čia buvo gera, man čia gera tiesiog. Ir jis tada pradeda važinėti ten atgal. Kiekvieną kartą ten grįžęs diskomfortas, kiekvieną kartą čia atėjęs diskomfortas. Jis, kaip mes tai, kad tą procesą apibrėžti, vadinam tai kalbasimasi. Ir ten jam kažkaip. Tokie žmonės, jeigu jie kažkodėl dėl to laikosi už egregorį, laikosi, nori būti čia ir viskas. Tai po truputį jie gaunant tam tikrą harmoniką pradeda tą pasaulį keisti. Ir tam pasaulį kažkokie žmonės atkrenta, kažkokie atsiranda, kažkokie veiksmai keičia įprastus veiksmus. Ir jau tada kiekvieną kartą nereikia jam vėl persigarmonizuoti. Dabar, kas sprendžia, kokią harmoniką žmogui optimaliai, kas tai sprendžia?
Aš vis dėlto linkęs taip galvoti, kad pats žmogus turi laisvės pasirinkimą, turi savo vidinį harmonijos poreikį. Ar gimsta žmogus ir jam ten jau įdėta į matricą savo harmonijos etalonai, savo grožio suvokimas, savo laimės etalonai. O kas man gimusiam naujagimiam gera, o kas bloga? Ar aš pradedu juoktis, kai pamatau, kad katinui ten katina apipila benzino ir degtuką metį ir kaip jis ten bėgioja, dega ir miršta? Ar mane tai džiugina? Ar mane džiugina, kai tam chuliganui, kuris taip katinui padaro, kažkas įsnukį duoda? Vat kas man džiugina? Nuo ko man gera? Savo etalonas yra, suprantat? Nėra, kad tie žmonės blogesni, o šitie geresni, tiesiog vieni taip daro, kiti taip daro. Vieni gaudo pelės ir šeria katies, kiti iš katinų atima pelės ir paleidžia į laisvę. Aš ką noriu sakyti, nėra tokio absoliutaus gėrio arba blogio. Išgelbėsi pelę, alkanas liks katinas. Pamaitinsi katiną, tai pelių bendrija tikrai tave ten nepagirs. Tu esi blogietis, tiesiog kažkokios pozicijos pažiūrėti. Ar tu gimėjai su meilė katinams, ar su meilė pelėms? Čia jau tave integruota, jau įdėta schema, pagal kuri tu gyvensi. Turint tokią schemą, tu gali disharmonizuotis, taip prarasti tą tyrumą. Pamiršti, kas arba nepajausti, taip ir neįsijungti į savo optimumą, neįsijungti, nes tave kitaip mokina, ten mamytė turi kitą matricą, arba koks kieme draugas, arba mokytojas mokykloje, arba kunigas bažnyčiai. Taip, kaip tau gera, negera. Taip, kaip tu jauti, tai yra nuodėmė. Taip, kaip tu nori daryti, negalima. Geri berniukai nebedaro taip, o daro taip, o tu sakai, man to nesinori daryti. Tai tu blogas, turi stengtis, turi save laužti, turi o kitaip gausi tiesiog diržu. Ir, vieni iš baimės, kiti iš pagarbos tiem, ko myli. Mes kartais prarandam savo įgimtą etaloninę tą pojūtį laimės, grožio, harmonijos. Pametam. Tada mes gyvenam, tarsi viską teisingai darom. Darom taip, kaip sakom, kiti ten knygas, televizija, serialai, arba ten mūsų draugai. Jie taip daro, jie laimingi. Mes taip darom, mes nesam laimingi. Ir mokykla, jinai tiesiog turi savo harmonijos formulę, savo laimės formulę. Ir žmogus, kuris gimė su panašiai formulė laimės, ateinant čia jaučiasi laimingas. Jeigu jis jau perdėlintas, gyvena su žmona, kurios harmonijos pojūtis kitas, o jis lankstus žmogus ir pagal tą žmoną persiderinant, tai viskas baisinasi. Arba dirba kitą darbą, ateina čia kitaip, viskas baisinasi. Bet su laiku jis grąžina savo
tą įgimtą harmoniją. Ir tada jis kalbaisinasi ne čia, o ten kalbaisinasi. Jeigu jūs toliau eina, tai ten tada viskas susiharmonizuoja. Vis kaip perstata savo pasaulį, taip kaip iš principo jis turėtų iš pat pradžių padaryti. Grąžina savo tą Dievo duotą harmoniją. Taip, dievišką harmoniją. Tai nereiškia, kad mano kaimyno harmonija kažkokia velniška. Mano kaimyno, kuris gyvena 180 laipsnių kitaip negu man gera, jo harmonija irgi dieviška, nes Dievas jam taip davė. Man davė taip, o jam kitaip. Ir aš lankau jogos mokyklą, o tas lanko kokio, nežinau, ten bušido klubą ir jam patinka muštis. Arba jis chuliganas, šapakliakas koks ten. Tai čia irgi dieviška harmonija. Suprantat? Kitų harmonijų nėra. Bet Dievo niekas negali tą matricą sukurti ir mum ją integruoti. Tai tiesiog mes vieni katinai, kiti zuikiai, treti pelės ir visi turi savo laimės suvokimą. Taip? Peliai norisi, kad katinų būtų kuo mažiau, o katinams norisi, kad pelių būtų kuo daugiau. Taip? Tai va. Ir tai yra bendro kažkokio plano dalelės, bendros funkcijos ir tie, šlienai, nežinau, duokit man galų gale tą žodį lietuviškai. Šlienai, nariai? Lygybės nariai? Matematikos mokytojų yra? Nariai? Nariai, nu va. Mes visi lygybės nariai. Kiekvienas narys su savo konstantų rinkiniu, su savo ten pliusais, minusais, tame nariai yra ten 2x minus 4y plus 15z. Tai va, ten kur minus 5, tai bus mūsų neigiami prioritetai, kas mums yra blogis. O ten kur pliusai, va, tie 15y, tai reiškia, kad mums tas y labai didelis ten teigiama vertybė. Tai daug ką reiškia ten jų, net 15 yra, tai, o x tik 5, tai man tai irgi teigiamas prioritetas. Bet teigiama vertybė. Bet jinai netokia stipri. Taip? Ir kiekvienas savo teigiamų, neigiamų vertybių turi formulę. Ko trokšta, o ko bijau. Šeima man labai svarbi vertybė. Turėti šeimą man labai svarbu. Taip? Antiek svarbu, kad jau 5 šeimos turi, 5 kart buvo apsiženęs ir išsiskyręs, nes man labai svarbu kurti šeimą. Va taip, tokia funkcija, jeigu jinai silpna, tai aš vieną šeimą sukuriu ir turiu ją, suprantat. Neįgiama vertybė, pavyzdžiui, yra dalykas, kurį jokių būdų negaliu savo leisti turėti. Taip? Bijau labai šito. Nu kas tai gali būti? Aš nežinau. Jokių būdų negaliu sau leisti būti narkomanu, tarkim. Arba prarasti darbą ir būti bedarbiu. Arba ten dar kažko. Turėti žmoną, tarkim, blondinę. Jeigu turėsiu žmoną blondinę, jausiuos nelaimingas. Tai vat, ir mūsų ta funkcija, jinai savo čia y visi pliusai, o z tai visi minusai ir
taip mes ir gyvenam. Ir mes gailim tos žmonės, kurių žmonas blondinės. Ir mes nesuprantam, kad jiem tai yra pliusas, o mum minusas. Ir kas mum vertybės, jiem gal minusai, nes vargšas, jis neturi namo, ten nepaėmė kredito ir nemoka ten už tą namo, tą kreditą, vargšelis gyvena, nuomojasi butą. Man jo gaila. O jam gal manęs gaila, debilas paėmė kreditą, 40 metų turi už tą butą išsimokyti ir nori, nenori, eina dirba, dėl to pardavė savo gyvybę už tą butą. Kas teisus, va, kam kaip vertybės sudėtos tam, tai tas taip ir jaučiasi. Šitam žmogui taip reikia, šitam taip. Jeigu jaučiasi žmogus nelaimingas, tai reiškia, jis niekaip savo tos lygybės teisingai tų Y-Z niekaip nesustato, kad tapti laimingas, kad atrasti garmoniją. Ir tada žmogus pradeda ieškoti, kur man gauti laimės, kur rasti laimę. Jis pradeda lankyti visokius erdvės įvairias, eina į bažnyčią, eina į jogos mokyklą, eina į sporto klubą, eina į teatrą, eina į alaus barą, eina visur, kur jis gali kažko rasti ir savo naują. Ir kažkur jis pagauna, pasirodo, kur laimės formulė, va, kaip Amaras Chajamas, istinos dvinė. Va, išgeri vyno ir viskas gerai darosi, viskas į savo vietas atsistoja, ir visi žmonės malonus, ir visas problemas išnyksta, ir neskauda koja, ir viskas gerai. Nu tai va, tau formulė laimės. Gerk kasdieną po 3 stiklinės ir būsi laimingas. Rado žmogus savo, lankosi, tampa ten kokių, nežinau, vyno mėgėjai. Taip, stoja į kažkokius klubus žmonių, kurie mėgsta vynus, geria vynus, susirinkinėja, turi savo ten vynų šventes, festivalius, konkursus, ten yra meistrai, ten, kurie moka gaminti, ten visus tinklus, kurie įeina 500 milijardo žmonių, alkoholikų tinklas, taip ir yra labai laimingi tame. O kiti joga eina, randa ten savo laimės formulę. Tai va, aš manau, kad ir sprendžia, žmogus patyrė tą įsimylėjimą. Sprendžia, kokią jis savyje neša funkciją. Ir egregoriaus toks darbas atrinkti tos žmonės, išgryninti, išlaisvinti tą jo įgimtą funkciją. Jeigu jinai neatitinka egregoriaus funkcijai, jinai labai stipriai skiriasi, tai žmogus tiesiog išeina savo ir ieško kitur. Labai dažnai tas procesas naudingas abiems pusėms. Žmogus kažką gauna ir kažko atsikrato, egregoras kažką gauna, kažko atsikrato, jeigu funkcijas trūksta, ypač dėstymą, kaip čia. Ne tokia funkcija visiškai. Tai reiškia, ko šitam žmogui nereikia, egregoriui reikia.
Ir tada tas žmogus gali palikti tai čia, šitą erdvėje. Ir jam darosi labai lengva. Ir jis eina laimingas, kad atsikratė kažkuo. O kas egregoriui nereikia, ko egregoriui nereikia, o vis tiek жизненный процесс, gyvybiškam procese generuojasi, kaip kol šalutinės produktas, kai mes ten gaminam šlapimą kokį arba dar kažkokias išmatus, taip, mūsų жизнедеятельность. Paimam, ko reikia iš pasaulio, o liekanos. Tai vat užeina žmogus, kuriam tai jam pagal funkciją to reikia, ir jis paima ir išneša, ir egregoriui darosi lengva, vis atsilaisvina nuo to, ką ten sunkina laukia. Ir va taip žmonės ateina, išeina, nebūtinai jie turi įsimylėti ir turiu omeny, surezonuoti, taip, ir pasilikti čia. Jie apsikeičia ir išeina. Ten jam skaudėjo koją, jis ėjo ieškoti savo kažkokios priemonės, kaip tą koją pagydyti. Išgirdo, kad jogai visi sveiki, jis užėjo, pasveiko ir išėjo savo toliau su tą koją spardytis. Tai vat, labai gerai. Kažką paliko, egregoriui kažką paėmė iš jo. Bet jam nelabai pakeliui, labai gerai. Ir visą laiką yra toks filtracija tokia. Daug žmonių ateina, labai nedaug kas į tą tinklą, tam tinkle užsilaiko, taip? Tas tinklas savo atsijoja reikalingus savo žmonės ir jie tampa to tinklo dalim. Mes tokie pat, kaip šitas tinklas mums čia labai gera ir mes tampam dalim. Dabar mes irgi pradedam tos žmonės, kaip Kristus sakė tiems būsimams Povilui ir Petrui, kad jūs meskit savo sėtį, kaip čia, tinklus ir eikit su manim, gaudysit žmonės dabar. Taip aš labai laisvai išverčiau, bet tas esmė tame, jie buvo žvejai, gaudė su tinklu žuvis, jis sako, meskit šitus tinklus, būsit žmonių gaudytojai dabar. Gaudytojais. Tai vat jūs patys tapsit tinklų, su kuriuo gaudysit žmonės. Taip, vat čia irgi kiekvienas iš mūsų tampa tokiu tinklu, kuris tai žmonės gaudas. Ir arba tampa ta žuvytė, kuri pratakintų ten. Ir nepataikė į tinklą ir paplaukė. Iš tikrųjų yra žmonių, kurie, jie užeina ir iškart taip, viskas čia mano vieta. Daugmaž. Iš tų, kas mokykloje užsilaiko, gal 1/10 iš karto suprato, kad kiti 9 jie po truputį susigarmonizavo ir savo funkciją atstatė ir tada, tai tikrai čia mano vieta ir pasilieka čia. Iš jos irgi dar kažkas išyri. Ir išeis, kažkas ateis ir jūsų vietą užims. Labai gerai. Gyvenime daug visko.
Nereikia ciklintis, kad aš privalau kažkur būti. Mūsų egregoris tikrai neturi to čia žostkosti, kietumo, griežtumo, nežinau, egregoriai, mūsų lygis toks yra, egregoriai, kurie lygiai aukštesnė, tai vadinasi, tonkiai egregoriai, dažnai turi aukštesnį negu mes, subtilesni egregoriai. Jie mūsų vibracijos kelia. Aš tiesiog kaip medis, kuris saulės spindulį jaučia ir savo lapus ten prie saulės augina tiesiog. Tai ten, kur saulė, ten noriu augti. Bet ne dėl to, kad kietai kažkas su virve paėmė ir ta medžio ta šaka kažkur kenkia, taip? O yra egregoriai, kurie būtent taip tempia su virve, taip, su prievarta tokia, per baimę kažkokį. Jeigu tu nelankysi čia, tai tave laukia 2321 bėda rytoj iš karto. Gerai, kad atėjai šiandien, rytoj jau būtų vėl tau ateiti, jau tu nunirtum, jau būtų užšakęs tau. Ir visai tavo giminiai, tai tu būtinai, nes tu į pragarą pateksi kitaip. Šostki egregor, kaip čia lietuviškai, kietas, mūsų egregoris aukšto lygio, jis vibruoja savo dažnėm ir mes galim augti prie tos šviesos. Jeigu mums to reikia, jeigu mums to norisi, mes augam. Jokios prievartos nėra. Kiekvienas iš jūsų gali ateiti, gali išeiti, gali paimti kažką čia, gali palikti kažką čia. Ir egregoris jokių ten pastangų kažkaip kietais būdais, su virve pririšti, su akmeniu prispausti, jokių būdų nedėta. Mes laisvi žmonės ir mūsų buvimas čia, mūsų sąmoningas pasirinkimas. Būna, kad žmogus prispaustas aplinkybėmis, jis priverstas čia būti. Žmogus žino, kad čia būdamas jis gali atsikratyti kažkuo, mirtinos ligos, tarkim, jam gali čia padaryti. Jis lanko iš baimės numirti. Kai jis pasveiksta, tai jis tada laikinai tas žmogus gali būti sulaikytas, bet labai retai iš tikrųjų taip daroma. Ir tik tai pačio žmogaus valia, jis prašo pagalbos, gerai, mes tau padėsim, tik būsi priverstas čia būti, kol nepadėsim. Mes išardysim tave kaip automobilį autoservise, tu pabėgsi, tai mūsų bus karma, atsakomybė, mes negalim sau leisti taip elgtis. Kažkam, навредить, kai čia pakenkti, nes ahimsos principas mūsų egregorio bazinis, pagrindinis principas ahimsa. Nepakenkti. Tai va, ką žinau, o taip daug maž.